Visi mano, kad Microsoft laimėjo dirbtinio intelekto karą, tačiau jie galėjo jį prarasti per naktį, nes Samas Altmanas ką tik sudarė $50 milijardų vertės sandorį su Amazon, kad smeigtų Microsoft peilį į nugarą. Ir beveik niekas to nepastebėjo. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip dar vienas milžiniškas DI sandoris. Tačiau jame slypi pokytis, kuri nustumia Microsoft į šalį ir pašalina vienintelę sąlygą, kuri iš tikrųjų ribojo kontrolę. Ir tai keičia viską. Nes dabar kalbama jau ne vien apie galingo DI kūrimą. Dabar tai apie tai, kam tai priklauso, kas jį valdo ir kas pasiruošę sudeginti milijardus, kad tai pasiektų. Kai dauguma žmonių supras, kas ką tik įvyko, galios pusiausvyros jau gali nebelikti. Pirmas skyrius – $50 milijardų išdavystė. Visuomeniai OpenAI atrodo kaip viena didžiausių šiuolaikinio laikotarpio sėkmės istorijų. Silicio slėnio startuolis, kuris beveik per naktį tapo visiems žinomų vardu. Jie sukūrė įrankius, kuriuos naudoja milijonai, pastumėjo dirbtinį intelektą toliau nei kas nors tikėjosi ir visą tai apgaubė misiją tarnauti žmonijai. Tai buvo iliuzija. Iš tikrųjų, OpenAI yra netvarka, kuri praranda pinigus. 2024 metais jos prognozuojamos pajamos buvo apie $3,7 milijardo, o nuostoliai $5 milijardai. Tai prilygsta tam, lyg kasmet nupirktum vidutinio dydžio oro linijų bendrovę ir ją padegtum vien tam, kad serveriai veiktų. Tai nėra tvarus ar sėkmingas verslo modelis. Tai nėra sveikos, stabilios įmonės požymis ir tai nebuvo vienkartinis atvejis, tai buvo tendencija. 2025 metų pirmoje pusėje duomenys parodė, kad OpenAI patyrė milžiniškų nuostolių, uždirbo apie $4,3 milijardo pajamų, tačiau nuostoliai siekia net iki $13 milijardų. Kai kurie vertinimai rodo, kad bendrovės bendri nuostoliai vien tik nuo 2024 iki 2029 metų gali viršyti $140 milijardų. Tačiau tai nėra taip stebėtina. Frontier AI modelių mokymas nėra pigus. Taip pat nepigus ir pirmaujančių tyrėjų bei kompiuterių mokslininkų atlyginimai, nei duomenų centrų statybos ir eksploatavimo išlaidos. OpenAI pinigus leidžia žaibišku greičiu. Visa jos verslo modelio esmė – įtikinti investuotojus, kad kažkada, kažkokiu būdu visi šie nuostoliai atsipirks. Microsoft patikėjo šią idėją. Ji investavo milijardus į OpenAI ir užsitikrino atrodytų išskirtinę kontrolę vertingiausioje dirbtinio intelekto startuolyje pasaulyje. Microsoft generalinis direktorius Satya Nadella netgi sakė, kad nebūtų svarbu, jei OpenAI rytoj išnyktų. Mes turime duomenis, intelektinės nuosavybės teisės ir galimybės. Nadella manė, kad iš esmės jis valdo OpenAI. Jis klydo. 2026 m. vasarį Samas Altmanas suorganizavo milžinišką $50 milijardų infrastruktūros sandorį su Amazon. Taip jis iš esmės nutraukė Microsoft išskirtinės teisės į debesijos paslaugas. Taip neturėjo nutikti. Microsoft turėjo būti vienintelis rimtas žaidėjas šiame žaidime. Microsoft Azure turėjo tapti numatytąją pagrindinę OpenAI technologijos platformą. Amazon buvo varžovas, įmonė, su kuria konkuruoji, o ne bendradarbiauji. Tai nebuvo nauja tiekėjo sutartis ar kažkokia kelių partnerių strategija. Tai buvo akivaizdus OpenAI išdavimas technologijų milžinės, kuri padėjo ją iškilti. Klausimas – kodėl? Kodėl Samas Altmanas rizikavo užsitraukti Microsoft rūstybę? Kodėl kėlė pavojų atrodytų galingiausiems santykiams šioje industrijoje? Nesusitarimas su Amazon neapsiribojo tik daugiau serverių ar išteklių gavimu. Tai buvo ginklas sukurtas vienai misijai – nugalėti galingesnį priešą – Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę. Antras skyrius. Federalinės prekybos komisijos spąstai. Daugelį metų atrodė, kad skaičiavimo gale bus didžiausias iššūkis, su kuriuo kada nors susidurs OpenAI. Tačiau Microsoft finansavimas OpenAI supažindino su dar vienu dalyku – antimonopoliniais tyrimais. Stebėtojams ir analitikams, įskaitant vyriausybinių institucijų, tokių kaip Federalinė prekybos komisija atstovus, tai neatrodė kaip vienos įmonės paprastas kitos rėmimas. Tai atrodė kaip susijungimas. Žinoma, Microsoft ir OpenAI to taip neįvardijo, tačiau faktai buvo akivaizdus. Microsoft investavo milijardus ir užsitikrino išimtines teisės savo Azure ekosistemoje. OpenAI technologija taip pat vis labiau buvo integruojama į dažniausiai naudojamas Microsoft sistemas ir programas, nuo Windows iki Copilot, Office, GitHub ir dar daugiau. Tuo tarpu OpenAI vis mažiau priminė nepriklausomą organizaciją ir vis labiau atrodė kaip dukterinė įmonė, tik su atskiru prekės ženklu. Tai pastebėjo ir JAV Federalinė prekybos komisija, taip pat ir kiti technologijų bendrovės. Net Google paragino vyriausybę ištirti ir nutraukti šį sandorį. Kritikai ir reguliuotojai teigia, kad milžiniškos Microsoft investicijos ir išskirtinė OpenAI technologijų kontrolė debesijoje suteikė bendrovei pernelyg didelę įtaką. Ji ne tik investavo į perspektyvę įmonę, bet ir nupirko ateitį. Todėl JAV Federalinė prekybos komisija pradėjo tirti abi bendrovės.
Jei ji galėtų įrodyti, kad jos iš esmės sudarė faktinį susijungimą, arba kad Microsoft įgijo nesąžiningą monopolį dirbtinio intelekto pramonėje, ji galėtų priversti abi bendrovės išsiskirti. Microsoft galėtų tai išgyventi, OpenAI galbūt ne. Ji negalėjo sau leisti rizikuoti ir turėjo rasti būdą, kaip išsisukti iš savo keblios padėties, todėl atsirado Amazon sandoris. Pereidama prie Amazon Web Services arba AWS, OpenAI suteikė savo kelių milijardų dolerių vertės teisinį skydą. Nes dabar, jei FTC tyrėjai kels klausimų dėl įmonės lojalumo arba teiks, kad ji per daug draugiška su Microsoft, OpenAI teisininkai paprasčiausiai gali pasakyti, kaip mes galime būti Microsoft dukterinė įmonė, jei ką tik pasirašėme 50 milijardų dolerių vertės sutartį su vienu iš jų didžiausių konkurentų. Tai buvo tobulas teisinis spektaklis pačiu tinkamiausiu metu, nes antimonopolinės bylos yra grindžiamos priklausomybę. Reguliuotojai labai atsargiai žiūri į bet kurią įmonę, kuri atrodo visiškai arba išskirtinai priklausoma nuo kitos, kad išgyventų. Tačiau sudarydamas susitarimą su kitu technologijų milžinu, OpenAI įrodė savo nepriklausomybę. Problema išspręsta, bent jau taip atrodė. Iš tikrųjų, ši istorija buvo kur kas sudėtingesnė nei atrodė iš pirmo žvilgsnio. Išvengti FTC buvo tik patogus ir laiku pasitaikęs šalutinis, daug gilesnės ir tamsesnės machinacijos rezultatas. Tikroji priežastis, kodėl OpenAI reikėjo svertų prieš Microsoft, slypėjo keistame teisinėme kontrakte, pasirašytame prieš daugelį metų, kontrakte, kuriame buvo užslėpta tiksinti bomba. Trečias skyrius – AGI nuodų piliulė. Daugelį metų OpenAI pasauliui sakė, kad siekia sukurti AGI – dirbtinį bendrąjį intelektą. Kartais vadinamas Dievo modeliu, tai yra ta riba, kai dirbtinis intelektas pasiekia ir pranoksta žmogaus lygio intelektą. Pasak ekspertų, AGI galės mąstyti, samprotauti ir prisitaikyti taip pat kaip tikras žmogus. Jis spręs problemas ir galės pereiti nuo vienos užduoties prie kitos, o nebus užprogramuotas atlikti tik vieną konkrečią funkciją ar veiklos sritį. Iš esmės, tai buvo OpenAI pateisinimas viskam. Visi finansavimai, visas ažiotažas, visi ištekliai, visa tai buvo teigiama, kad tarnauja AGI eksperimentui. O OpenAI tai buvo tobula panacėja. Jiems tai reikėjo įtikinti žmonės jais pasitikėti, ignoruoti akivaizdžias problemas, atiduoti savo pinigus ir tikėti, kad vieną dieną jie sukurs kažką, kas pakeis pasaulį. Buvo tik viena maža problema, paslėpta giliai OpenAI ir Microsoft sutartyse. Ji buvo žinoma kaip AGI suveikimo sąlyga. Iš esmės, Microsoft buvo suteikta regis neterminuota licencija naudotis OpenAI intelektinę nuosavybę. Tačiau ta neterminuota licencija turėjo griežtą ribą. Kai tik OpenAI pasiektų dirbtinį bendrąjį intelektą, naujasis AGI modelis būtų visiškai pašalintas iš susitarimo, o Microsoft iš esmės prarastų savo įtaką dirbtinio intelekto ateičiai. Tuo etapu visos komercinės teisės į AGI liktų išimtinai OpenAI rankose. Tai paradoksas, gyvatė ryjanti savo uodegą. Microsoft investavo milijardus į įmonę, kurios vienintelis deklaruotas tikslas buvo sukurti AGI. Tačiau vos tik šis tikslas būtų pasiektas, Microsoft prarastų visą savo galią ir naudą. Ji finansavo savo pačios žlugimą. Tačiau Microsoft vadovai nėra kvailiai. Jie žinojo sutarties sąlygas, kai ją pasirašė. Jie puikiai žinojo, kaip jas apeiti. Jiems tai reikėjo pasirūpinti, kad OpenAI neįvykdytų savo deklaruoto tikslo. Jie norėjo, kad dirbtinis intelektas būtų galingas, bet niekada nepakankamai galingas, kad pasiektų AGI. Čia viskas ir pasidaro sudėtinga. Kadangi AGI nėra aiški riba, niekas negali susitarti, ką tai iš tikrųjų reiškia. Taigi, net jei OpenAI vis tobulintų savo sistemas, Microsoft visada galėtų teigti, kad tai vis dar nėra AGI. Samas Altmanas tai žinojo. Jis žinojo, kad kol egzistuoja AGI suaktyvinimo sąlyga, Microsoft niekada nebus tikras visapusiškas partneris. Ji visada turėtų svertų, visada turėtų ribas, visada turėtų būdą kontroliuoti OpenAI iš vidaus. Todėl jis turėjo pakeisti žaidimo taisyklės. Turėdama 50 milijardų dolerių vertės Amazon sandorį kaip užtaisytą ginklą, OpenAI privertė Microsoft grįžti prie derybų stalo. Ne tik derėtis, bet visiškai perrašyti dirbtinio intelekto karo taisyklės. Ketvirtas skyrius. 2026 m. balandžio mėnes. Perkrovimas. 2026 m. balandį jėgų pusiausvyra pasikeitė. Tai nebuvo paprastas partnerystės atnaujinimas. OpenAI nenorėjo tiesiog išspręsti kelių problemų ar padaryti kelis pakeitimus savo sutartyje su Microsoft. Ji norėjo ją sugriauti ir tada atkurti tiksliai taip, kaip pati nuspręs. Iš pirmo žvilgsnio abi bendrovės išsaugojo reputaciją, paskelbdamos apie supaprastintą susitarimą ir kitą savo partnerystės etapą. Tačiau to susitarimo sąlygos atskleidė tikrąją situaciją.
Microsoft vis dar buvo apibūdinama kaip pagrindinė OpenAI debesijos partnerė, tačiau jau kitame sakinyje buvo pridėta, kad OpenAI dabar gali teikti produktus per bet kurį kitą pasirinktą debesijos paslaugų teikėją. Azure išskirtinumas buvo panaikintas. Microsoft anksčiau turėta nuolatinė OpenAI intelektinės nuosavybės licencija taip pat buvo pakeista ir jai nustatyta galutinė pabaigos data – 2032 metai. Technologijų gigantai nebeturėjo privilegijuotų teisių į dirbtinio intelekto ateitį. Pajamų dalymuisi taip pat buvo nustatyta oficiali riba ir galutinis terminas – 2030 metai. Svarbiausia, kad AGI suaktyvinimo sąlyga buvo pašalinta. Ji nebuvo perrašyta, paaiškinta ar pakeista. Ji buvo ištrinta. Ta neaiški, sunkiai apibrėžiama sąlyga, kuri daugelį metų kabėjo virš OpenAI kaip damoklo kardas, buvo pašalinta. Ja pakeitė kur kas paprastesnė ir daug labiau kontroliuojama nuostata. Kalendorius su datomis, terminais ir ribomis. Kitaip tariant, standartinė korporatyvinė sutartis. Microsoft dalis taip pat buvo oficialiai nustatyta – apie 27% įmonės. Tai vis dar yra nemaža dalis, pakankama, kad Microsoft turėtų tam tikrą įtaką įmonės veiklai, tačiau toli gražu nepakanka visiškai kontroliai. Atrodė, kad tai buvo didelė pergalė OpenAI. Įmonė iškovojo nepriklausomybę, atskirdama savo finansus nuo mitinio AGI pasiekimo. Tai jau nebebuvo tyrimų laboratorija, bandanti suaktyvinti sutarties sąlygą, kad iškovotų laisvę, o tapo korporacija, turinčia aiškią perspektyvą prieš akis. Tačiau buvo viena problema ir didelė. Kad įvykdytų šį nepaprastą korporatyvinį perversmą, Altmanas turėjo visam laikui sunaikinti pačius pagrindus, ant kurių buvo pastatyta OpenAI. Jos nepelno modelis. 5 skyrius. Nepelno siekiančios organizacijos pabaiga. OpenAI nepelno statusas buvo vienintelis dalykas, kuris ją skyrė nuo visų kitų Silicio slėnio kompanijų. Tai nebuvo dar viena galia žmonijos labui. Nepelno siekianti laboratorija, dirbanti atsakingai ir apgalvotai dėl kažko, kas turėjo atnešti didelę naudą visiems. Tai nebuvo Google, tikrai nebuvo. Tai nebuvo Meta. Ji nesirūpino akcininkų lūkesčiais, nes akcininkų tiesiog nebuvo. Tačiau toks idealistinis požiūris negalėjo ilgai išsilaikyti. Lėtai, bet užtikrintai, kaukėje pradėjo rastis įtrūkimų. 2025 pabaigoje fasadas buvo visiškai nuplėštas. OpenAI pasikeitė iš nepelno siekiančios organizacijos į viešosios naudos korporaciją. Iš pirmo žvilgsnio tai vis dar skamba kaip teisingas tikslas – kompromisas tarp pradinės misijos ir poreikio uždirbti pinigų. Viešosios naudos korporacijos VNK turėtų siekti pusiausvyros tarp pelno siekimo ir įsipareigojimo kurti teigiamą poveikį visuomeniai, bendruomeniai ar aplinkai. Iš tikrųjų, viešosios naudos korporacijos vis tiek beveik tiek pat tarnauja savo investuotojams, kaip ir bet kuri kita pelno siekianti įmonė. Lygiai taip pat kaip Altmanas vėliau sužlugdė ir vėl atstatė savo susitarimą su Microsoft, jis taip pat sunaikino tai, kuo OpenAI buvo anksčiau ir sukūrė ją visiškai kitokią. Pagrindas tam buvo padėtas dar 2023 metais. Pirminė nepelno organizacijos valdyba, ta pati, kuri trumpam atleido Altmaną, buvo pašalinta ir pakeista Silicio slėnio atstovais bei buvusiais iždo departamento pareigūnais. Saugumo apsaugos priemonės, kurios anksčiau buvo tokios svarbios organizacijos bendrai misijai, buvo panaikintos. Sistemos, kurios užtikrino, kad OpenAI pažanga atitiktų jos siekį padėti žmonijai, buvo panaikintos. Jų vietoje atsirado produktų saugos komandos, kurios labiau rūpinosi tuo, kad jų dirbtinis intelektas neištartų nieko, kas galėtų įžeisti svarbų verslo klientą, nei tuo, kad jis iš tikrųjų nepakenktų realiems žmonėms. OpenAI mechanizmo krumpliaračiai buvo keičiami po vieną, kol kažkas iš esmės pasikeitė. Tai, kas prasidėjo kaip moksliniais tyrimais pagrįsta sistema, ėmė vis labiau panašėti į visiškai kitokį dalyką – pelno siekiančią mašiną, kuri ruošiasi milžiniškam pirminiam viešam akcijų siūlymui ir vis labiau atsiribojo nuo bet kokios prasmingos etinės priežiūros. Už uždarų durų Altmanas ir OpenAI tyrimų vadovai suvokė bauginančią techninę tiesą. Jie nebejudėjo link AGI, kaip iš pradžių tikėjosi. Jie judėjo link aklavietės. 6 skyrius – mastelio siena. Daugelį metų dirbtinio intelekto industrija rėmėsi nepajudinamų tikėjimų vadinamaisiais mastelio dėsniais. Jei pridėsite daugiau duomenų ir daugiau skaičiavimo galios, jūsų DI modeliai taps eksponentiškai protingesni. Viskas priklauso nuo išteklių. Suteikite daugiau išteklių ir gausite geresnį produktą. Visos tokios įmonės kaip OpenAI turėjo tik toliau statyti didesnius ir geresnius duomenų centrus. Jos turėjo investuoti į galingesnius lustus ir procesorius. Tada jie galėjo atsipalaiduoti ir stebėti, kaip jų DI seka tiesų kelią į dievišką intelektą. Skamba gana paprastai. Ir mastelio dėsniai kurį laiką veikė. Kiekviena nauja DI technologijos karta atrodė kaip didelis šuolis į priekį. GPT-2 buvo įspūdingas, GPT-3 dar aukštesnis lygis, GPT-4 pranoko lūkesčius. Todėl natūralu, kad GPT-5 kodiniu pavadinimu Orionas buvo tikimasi tapsiantis lūžio tašku, galbūt net paskutiniu žingsniu link AGI. O gal ir ne.
Vidinės ataskaitos rodo, kad mastelio didinimo dėsniai stringa. Vietoj kokio nors kvantinio intelekto šuolio, GPT-5 pasiekė mažėjančios grąžos ribą. Jis vis dar mažėja, bet lėčiau nei bet kada anksčiau. Staiga, šis dievo lygio modelis, kuris atrodė jau visai čia pat, dabar tapo vos matomų taškų horizonte. Tai ne tik liūtis, tai katastrofa. Mastelio siena keičia viską. Tai jau nebe ta situacija, kai įmonės gali tiesiog pilti pinigus ir stebėti, kaip jų dirbtinis intelektas per naktį tampa dvigubai protingesnis. Dabar jie išleidžia milijardus tik nedideliems patobulinimams. Ir tai yra blogas verslas, nes nepamirškime apie išlaidų tempą. OpenAI dar toli gražu nėra pelninga. Ji kasmet patiria milijardinius nuostolius. Tačiau jie visada galėjo tai pateisinti, teigdami, kad dirbtinis bendrasis intelektas, AGI, galiausiai atsiras ir viską išspręs. Visa įmonės finansinė struktūra ir investavimo paskatos rėmėsi šią prielaidą. Štai kodėl AGI suaktyvinimo sąlygos pašalinimas iš sutarties su Microsoft buvo toks svarbus. Tai nebuvo tik teisinis triukas, tai buvo tylus pripažinimas, kad AGI yra miražas. O jei AGI yra miražas, OpenAI yra tiesiog dar viena programinės įrangos įmonė, kuri nesugeba duoti grąžos ir greitai pasiekia augimo ribas. Tai kaip tokia įmonė gali pateisinti $5 milijardų išlaidų tempą savo būsimiems investuotojams? Jie nustoja pardavinėti AGI ir pradeda pardavinėti dirbtinio intelekto šlamštą. 7 skyrius. Perėjimas prie SaaS – dirbtinio intelekto šlamšto pardavimas. Susipažinkite su naujaja OpenAI. Tai jau nebe kilni nepelno siekianti organizacija, siekianti civilizaciją keičiančio superintelekto, o dirbtinio intelekto verslo pardavimo komanda. Ji lėtai, bet užtikrintai tolsta nuo savo pradinės misijos ir pereina prie kur kas žemiškesnių dalykų – įmonių programinės įrangos ir korporatyvinės darbo eigos automatizavimo. Ir visa tai vyksta mums matant. Užuot sutelkusi pastangas išskirtinai į kitą GPT technologijos evoliuciją, OpenAI pirmenybę teikia alternatyviems projektams, tokiems kaip agentinė tarpinė programinė įranga ir samprotavimo modeliai, tokie kaip O1 ar Strawberry. Jie jau nebekuria kelio žmonijos nušvitimo link, o tiesiog palengvina gyvenimą vidurinės grandies vadovams. Dėmesys persikėlė į įrankių skirtų vidurinės grandies vadovams kūrimą, potencialių klientų nukreipimą, rinkodaros tekstų generavimą, pagalbos užklausų tvarkymą. OpenAI tikisi, kad šis pokytis atneš tiek pinigų, kiek reikia investuotojams patenkinti. Tačiau šiame plane yra didžiulė problema – skaičiai nesutampa. Tradicinės SaaS arba programinės įrangos kaip paslaugos, įmonės tokios kaip Salesforce ir Adobe veikia su neįtikėtinomis maržomis, dažnai viršijančiomis 70%. Jie sukuria produktą ir iš esmės jį parduoda amžinai, su kiekvienu nauju klientu gaudami vis daugiau pelno. Štai kodėl investuotojai mėgsta SaaS. Tai yra aukso kasykla. Tačiau OpenAI bandymai įžengti į šią industriją neveikia, nes pažangų samprotavimo modeliai kainuoja daug daugiau nei įprasta programinė įranga. Pavyzdžiui, A1 kainuoja apie $15 už 1 milijoną įvesties žetonų. Iš pirmo žvilgsnio tai gali neatrodyti daug, tačiau verslo požiūriu tai yra didžiulė finansinė našta. Didelės įmonės, turinčios šimtus ar net tūkstančius darbuotojų, per vieną dieną gali sunaudoti milijonus žetonų. Staiga išmanusis asistentas tampa nebe ekonomiškai efektyvia technologinės infrastruktūros dalimi, o labai brangių kapitalo rykų. Tradicinė SaaS sistema taip neveikia. Microsoft nekuria verslų kiekvieną kartą, kai kas nors atidaro naują Excel skaičiuoklę. CRM sistemos netampa dvigubai brangesnės vien dėl to, kad darbuotojai paspaudė kelis mygtukus ir sugeneravo keletą ataskaitų. Dirbtinis intelektas veikia kitaip. Kuo daugiau juo naudojatės, tuo jis tampa brangesnis. OpenAI desperatiškai bando priversti įmonės integruoti pernelyg brangią automatizuotą DI programinę įrangą į savo darbo procesus, kad išspręstų savo pačios neveikiantį ekonominį modelį. Jie bando parduoti skaitmeninį auksą už švino kainą, tikėdamiesi įtikinti žmonės, kad jų pinigus ryjantis DI agentas nėra tiesiog labai brangi programinė įranga. Tačiau, kad jų pelno marža veiktų, jie turi drastiškai sumažinti savo veiklos sąnaudas. Jiems reikia pigesnių skaičiavimo išteklių ir tai mūsų grąžina prie $50 milijardų vertės Amazon Trojos arklio. 8 skyrius – Amazon Trojos arklys. Sandoris su Amazon nebuvo apie bandymą išvengti FTC tyrimų ar išsilaisvinti iš Microsoft pančių. Tai buvo apie aparatinę įrangą. Dalis – $50 milijardų įsipareigojimo, kurį Amazon davė OpenAI, apima daugiametį susitarimą, kad dirbtinio intelekto įmonė naudotų AWS Trainium lustus. Prieš tai OpenAI buvo priklausoma nuo NVIDIA. Ji buvo priversta naudoti NVIDIA H100 vaizdo plokštės. Tai yra aparatinė įranga, kurios visi dirbtinio intelekto industrijoje nori ir reikia. Lustai, kurie sudaro dirbtinio intelekto duomenų centrų širdį.
Šios vaizdo plokštės pasirodė itin veiksmingos, mokant ir tobulinant dirbtinį intelektą. Jos taip pat yra brangios. Kiekviena jų gali kainuoti dešimtis tūkstančių dolerių. Ir tai dar neįskaitant papildomų išlaidų, reikalingų likusiai serverio daliai sukurti ir visai sistemai paleisti. Dideli mokymo klasteriai kainuoja milijardus dolerių. OpenAI jau daugelį metų moka H100 mokestį už kiekvieną apdorotą užklausą, o nesuskaičiuojamos pinigų sumos nukeliauja į Nvidia ir Microsoft sąskaitas. Amazon sandoris suteikė OpenAI alternatyvą. Trainium lustai nebūtinai yra geresni už Nvidia H100, tačiau jie gali būti gerokai pigesni. Ankstyvaisiais vertinimais net iki 50% pigesni. Taip pat teigiama, kad jie sunaudoja 40% mažiau energijos. Pereidama prie Amazon specialiai sukurto silicio, OpenAI tikisi žymiai sumažinti savo žetonų kainą. Pigesni žetonai turėtų padaryti OpenAI dirbtinio intelekto šlamštą lengviau praryjamus didiesiems verslo klientams. Tai galbūt net suteiks įmonei menką galimybę gauti pelno prieš įsigaliojant 2030 metų pajamų ribai. Vardan žmonijos išgelbėjimo ir technologinės utopijos kūrimo, OpenAI pasirinko visiškai kitokį kelią. Kūrė programinę įrangą naudodama nuosavus Amazon lustus ir ją paleisdama Amazon duomenų centruose ir pardavinėjo dirbtinio intelekto agentus Fortune 500 įmonėms. Tai nėra tai, ką įmonės įkūrėjai įsivaizdavo prieš daugelį metų. Tai nėra atvirojo kodo švyturys, tai tik dar vienas raiktelis AWS mechanizme. Taigi, ką darome toliau? 9 skyrius – didysis dirbtinio intelekto persitvarkymas. Aparatinės įrangos karas baigėsi, deja žmonija nelaimėjo. Vietoj to nugalėtojai yra korporaciniai milžinai, valdantys silicį. Šios įmonės turi pinigų ir galios daryti ką tik nori ir visada išsisuka be pasekmių. OpenAI pardavė pasauliui svajonę. Dieviško dirbtinio intelekto svajonę, kuris išgydytų vėžį, išspręstų klimato krizę ir sukurtų naują pasaulį, kuriame visi būtų laimingesni, laisvesni ir labiau patenkinti. Ta utopinė svajonė žlugo, ją pakeitė distopinė korporatyvinė realybė. Microsoft, Amazon ir OpenAI nekloja pagrindų turtingesniam ir kūrybiškesniam žmonijos pažangos amžiui. Jie kuria savo uždarą ir absurdiškai brangų verslui monopolį. Atvira santuoka, kuri dabar egzistuoja tarp tų technologijų milžinų, beveik garantuoja, kad interneto ateitį užlies korporatyvinis dirbtinio intelekto šlamštas, automatiniai elektiniai laiškai, sintetinės ataskaitos ir agentiniai darbo srautai, kurie iš tikrųjų nesuteikia realios naudos tikriems žmonėms. Jie tiesiog supaprastina kapitalistinę mašiną, kartu mažindami žmogaus mąstymo ir kūrybiškumo vertę. Samas Altmanas nepabėgo iš Microsoft, kad sukurtų geresnį pasaulį. Jis išsilaisvino tam, kad kai ateis $1 triljonų vertės pirminis viešas akcijų siūlymas, jis ir jo akcininkai uždirbtų kuo daugiau pinigų. Tai yra niūri šiandienos dirbtinio intelekto realybė. Mes negausime AGI. Mes nepamatysime jokio skaitmeninio dievo, kuris išspręstų pasaulio problemas ir padarytų mus visus laimingesnius bei sveikesnius. Vietoj to gausime neišvengiamą automatizuotą korporacinę biurokratiją. Ir kai iki galo pasieki šią logiką, vienas klausimas tampa neišvengiamas. Kas nutinka, kai visa tai nebeapsimoka? Sužinokite tai laidoje 115 milijardų dolerių deginimo tempas. Dirbtinio intelekto burbulas ką tik sprogo. Arba pažiūrėkite tai vietoj to.